Pastaruoju metu daug dėmesio ugdymo ir mokymo įstaigos skiria visuomeniniam auklėtinių gyvenimui, jų meninių įgūdžių lavinimui, kai kurios net jų pasirenka meninę kryptį. Tačiau mes pasakosime apie entuziazmo kupinus vaikinukus, kurie muzikos mokosi ne tam skirtoje mokykloje, o tiesiog savarankiškai pasilikdami vidurinėje po pamokų. Šie jaunuoliai, būdami 12 klasėje, susibūrė į grupę ir savo pomėgių džiugina vis didesnį ratą bendraamžių. Kiekviena mokykla turi savo entuziastus, kurie randa laiko ne tik mokslams, bet ir įvairiapusiam visuomeniniam gyvenimui, o taipogi savo pomėgiams. Ne per seniausiai 5 Povilo Matulionio vidurinės mokyklos 12-okai Laurynas Knizikevičius, Irmantas Šuškevičius, Deividas Rajunčius, Arūnas Blažys ir Donatas Pakšys susibūrė į grupę pavadinimu Didylai. Buvo žmonių, kurie norėjo grot. Taip ir pradėjom, čia pamatėm, kad yra instrumentai mokyklos, yra inventorius, su kuriuo galėtumėm kažką pradėti galvoti. Na, čia buvo iš pradžių ir mainėsi ten, kurie grojo, sakykime, aš net negrojau su būgnais, grojo Arūnas su būgnais iš pradžių, paskui jisai gitarą pradėjo. Buvo tiesiog žmonės, kurie norėjo groti, tai ir pradėjom tokį po truputėlį tą visą reikalą vystyti. Aptikom instrumentus mokykloje pernai metais per berods šimtadienį, gal kai mes ruošiam 11-okai būdami, ir pamačiau aš, kad yra instrumentai. Tai čia buvo iš pradžio atėję kiti žmonės, kurie norėjo irgi groti, bet jie kažkaip paskui palaipsniui taip dingo nuo instrumentų ir niekas su jais nebelietė, tai tada pradėjome mes. Bet buvo tas visas reikalas nuo nulio visiškai pradėtas, visiškai tik tada pradėjo žmonės mokytis groti ir po truputėlį pradėjom judėti. Kiek pats esi susijęs su muzika iki tos grupės? Šiaip aš su muzika labai esu nedaug laiko. Kiek aš pradėjau gal prieš pusę metų muziką domėtis ir pats nesu, taip galima sakyti, kad virtuozas ir nesu gerai grojantis žmogus, bet kažkiek tai bandau indėlį įnešti į šitą grupę. Ką šitas vaikinukas šioje grupėje veikia ir ką tu čia iš tikrųjų radai savo? Groju gitarą. Šiai grupėje radau savo tai, kad grot gitarą buvo mano didžiausia gyvenimo svajonė. Tai aš, kai prieš metus pradėjau, susipažinau, kas tai per daiktas yra gitara, pradėjau grot. Čia atėjau į šitą mokyklą tik pernais metais į 11 klasę. Tada po biškį, kaip Laurynas sakė, mes pradėjom ten kažką tai judinti tą aparatūrą, kažkas dar grot, taip. Tarkim, kaip reaguoja į jūs bendraamžiai, draugai, kiti? Šiaip kai kurie nežinau, mes čia kai repetuojam ir per pertraukas įsinešam ir per laisvas pamokas čia atrakinta salė būna, tai dažniausiai maži vaikai susirenka žiūrėti, jiem įdomiausia. Kol kas koncertavom tik vieną kartą. Debiutas mūsų buvo. Taip. Kur tas debiutas buvo? Kultūrnamuose. O tarkim, kultūros namuose, kaip jūs sutiko, kaip įsivaizdavot? Ar tokia buvo reakcija, kokios tikėjotės? Šiaip tokios ir tikėjomės ir labai šiltai sutiko, labai ploja ir dar kviečia, kad pasirodytume. O tu pats kuo groji ir kodėl tau patinka būtent, tarkim, šie draugai, kodėl ne kitoj grupės? Šie draugai tai paprasčiausiai nuo senų laikų, Irmantas nuo 1 klasės mes klasiokai. Su Arūnu, Laurynu 11 susipažinom, su Donatu 11 klasės viduryje, tai ir kažkaip susibičiuliam ir pradėjom bendrauti. O šioje grupėje tai aš negroju visai, aš dainuoju. Vaikinukai kūrybingi, dažniausiai muziką ir tekstus kuria patys. Tekstai daugiausiai yra, ten tų tekstų, sakykime, nėra labai tiek daug. Čia Deividas kūrė, būna Arūnas, taip. Viena daina yra, kur yra grinai, aš nežinau, Deividas berods kūrė pats žodžius. Muzika Donatas sukūrė. Kai kartais būna susėdam, kaip čia nesenai buvo taip, kad atsisėdam paprasčiausiai, pradėjom groti ir rutuliojas vienas per kitą paprasčiausiai. Ten darai kažkokią tai melodiją, o kitas su kita gitara dadurė tokią kaip saluotę, kažką tokio ir, muzika. Kokio stiliaus ta muzika? O čia sunku pasakyti, net ir nežinau, kažkoks toks lengvas rokas, gal aš nežinau, kaip maišytas su popsu gal šiek tiek. Yra tų dainų, yra kitos dainos paimtos iš kitų, sakykime, atlikėjų, iš užsienio yra pora dainų. O kaip, tarkim, pasirenka dainas tas, kurias girdėjom, perdainuojat gal labai jau čia grubiai pasakyti? Šiaip tai mes perdainuojam tas dainas, kurios mums tikrai patinka, kurias grupės mes klausome, kurias mėgstame tas grupės. Bandom perdainuoti ir Blinkų įvairias dainas.
prie duotų, bet šiaip apsistojom ties lietuviškomis, kurios yra lengvesnės ir gal vokalistui lengviau išdainuoti ir bandom prisitaikyti vienas prie kito, kažkaip tas ten tą moka, tas ten tą, kaip čia lengviau bus padaryti tą projektą ir taip toliau. O ar būna tokių nesusipratimų, kad, tarkim, dainininkui patinka, o muzikantai sako, nelabai? Dažnai būna. Dažnai tikrai. Nes jų visų primtina, bent jau jų trijų primtina muzika, grinai rokas, dar sunkus rokas, metalas, vadona. O aš, pavyzdžiui, kaip dainavęs nuo 6 klasės, tai man lietuviška muzika man yra viskas. Man popsas yra gražiausia muzika. Šiaip mūsų skoniai labai skiriasi, ten vienam metalas labiau patinka, vienam rokas, kitam popsas, tai šiaip suderinam. Taip, suderinam bendrai ir taip išėjo ir gerai gausi kol kas. Iškilo grėsmė, gandai aplink ateina zombiai. Naktį nemiegau ir griebia nervas, grasina zombiai skaudžiai kas. Gyvenk kaip galima švariau, tik kenkėjimų dėtum roj. Klausyk ar girdėt, zombiai atrieda atidumdą. Kaip teigia grupės nariai, jie savarankiški daugeliu atžvilgių. Neturi vadovo mokytojo, o ir pedagogai nesikiša į jų veiklą. Ateina yra mokytoja Daiva Šakickienė, kuri mums, nebent patart gali kažką. Ateina, mums patarė, pasako, kas galbūt yra ne taip, ką reikėtų gal pakeisti, bet šiaip, kad kištusi, tai tikrai nesikiša. Nėra tokių žmonių pas mus mokykloje bent. O ar jums netrūksta to dėmesio iš, tarkim, mokytojų palaikymo netgi? Na, šiaip taip, nes ne visi mokytojai supranta, ta prasme, kad mes čia grojam ir kad, ta prasme, mūsų malonumas, čia mūsų hobis yra, jie tiesiog gal kaip ir pavydi, kodėl mes čia grojimo nesimokinam to laisvalaikiu. Bent jau man tai pažymiai neblogėja nuo to. Nežinau kaip kitiem, bet man tikrai daug geresnis laisvalaikis, nei kur nors ten nueiti per pertrauką, kur parūkyti, ar ką geriau pasiimti gitarą ir pagroti. O iš tikrųjų, ko jūs tikite? Susibūrė taip ir liktai, sakyčiau, paskutinė klasė, ir kas toliau? Kol kas tai, ta prasme, į ateitį labai nežiūrim, nes visi žinom, kad kažkur įstosim, kažkas tai kitur išvažiuos, nes kad tai būtų, kad visi papultų į vieną miestą bent jau, tai yra labai mažai šansų. Ir tikrai ateitį nėra apie ką, ta prasme, galvot. Gyvuosim tol, kol gyvuosim. O ar užtenka jums laiko tam savo malonumui, be pamokų, tų pasirašymų klaikių visų? Na, žinokit, mes iš tikrųjų, čia tos repeticijos mūsų nėra labai jų daug ir nėra labai ilgos. Va, kaip sako, ateinam per pertraukas, padainuojam, pagrojam. Kartais netenka ir dainuoti, nieks mikrofoną neduoda. Pasirodo, dauguma muzikantų turi panašius pomėgius ir su kai kuriais jų jaunuoliais sieja savo ateitį. Yra žvejyba, gamta, aplamai bent jau man, tai aš ir ateitį kažkur tai sieju su tuo visu, su gamta, su aplinka visa. O muzika tai yra antras malonumas. Nežinau, tiesą pasakius, kaip paskirsit, ar muzika svarbiau, ar aišku, kadangi planuoju studijuoti su gamta kažką, tai gamta gal turbūt yra svarbiau ir būna, kad netgi vos ne per pykčius kartais išvažiuoju į gamtą ar kur nors, kad, nežinau, tiesiog būna kartais, kad reikia atsigauti, išvažiuoju į gamtą, man asmeniškai aš atsigaunu ten išvažiavęs. Grot negali ilgai, grot vis tiek reikia pailsėti. Tik muzika gyvena šiaip, nes man laisvalaikiai dažniausiai užima muzikas arba klausimas, arba mokinimasis koks nors, nežinau, kaip Laurynas sakė, kad jis atsigauna gamtoje, aš atsigaunu prie gitaras atsisėdęs. Nežinau kodėl, bet jeigu man liūna, aš paimu į rankas gitarą ir man užsimiršta viskas ir aš tikrai atsigaunu. Dar mėgstu skaityti, šiaip tai, sakau, mano pagrindinis dalykas tai muzika, dabar aš tik baiminus, kad nenukentėtų mano mokslo dėl muziką. Nes paskutiniu metu tai apie ką tik tirtą galvoju, gitara. Pagrindė man irgi pirmoje vietoje galėčiau pasakyti muziką,
Čia yra didžiausias ir geriausias laisvalaikis, kai gali atsipūsti, atsisėsti ir gali daug labai laiką praleisti, netgi visą dieną atsisėdęs ir nepavargsti ir gali ilgai sėdėti ir mokintis. Aišku, stengiausi ir kitų dalykų nepamirštant, pavyzdžiui, kaip pamokų. Turiu irgi, kaip Laurinas sako, 2 pagrindinius hobį, galima sakyti, yra muzika, bet aš pats negroju. Labai norėjau išmokti groti ir buvau pradėjęs muzikos mokyklą lankyti, bet nepabaigiau žodžio. Ir taip išėjo, kad negroju. O antras, tai kas man labai patinka, tai yra kultūros namai, renginiai visokie, jų pravedimas ten, kažkas to. Aš planau, galvoju, į režisūrą, vaidybos stot kažkas panašaus, ar kultūrinių renginių vadyba, organizavimas, kažkas to. Pirmiausia, tai aišku, gitara būtų, nes vis tiek geriausias laisvalaikio praleidimas, kaip minėjo draugai. Nežinau, kažkaip ir aš atsigaunu, pasiėmu gitarą, sugroju mėgstamas grupės akordus, kažkaip net pačiam smagu ir draugas taip kažkaip priverti dainuoti ir nežinau. Šiaip aš nelabai daug turiu pomėgių, tai tarp tų tokių banaliausių televizorius ar kompiuteris, bet šiaip gitara visada pirmoje vietoje mano buvo ir bus. Kaip įsivaizduoji savo ateitį iš tikrųjų? Ar ten bus vietos muzikai? Aš nemanau, kad mano, ta prasme, bus kaip kokia nors mokytojo ar ten muzikos kažko, bet aš planuoju savo ateitį kaip kokio nors, nežinau, dizainerį arba ko nors tokio, kad dirbti kažkokį tai darbą, tikrai ne su muzika susijusi, tokį su menu daugiau galima sakyti. Taip, iš dalies ir muzika yra menas kažkiek, bet mano šiaip pašaukimas kitoks, ne muzika, galima sakyti. Laurinas tarsi šios grupės siela, tačiau dalyvauja ir kitų grupių veikloje. Vaikinas patikino, kad pastaruoju metu jam labiausiai rūpi ši kompanija ir jų vykdoma veikla. Be to vaikinai masto, kad galėtų bendrauti su bendraminčiais. Ten mes su Utenos muzikantais, muzikos mokyklos, ne muzikos, nežinau, laisvalaikio gal centras. Tai mes su jais labai gerai sutarėm ir turim pažinčių, galvojam kažką tai bendro padaryti irgi. Tai, ta prasme, įeitų ne vien mūsų grupė, įeitų daugiau žmonių Kupiškio ir jų tenais yra kažkas panašaus į tokią grupę irgi. Ir yra dar atskiri atlikėjai, kurie savo kūrybos dainas dainuoja. Tai tokie gal tik tai ir planai susirasti, ta prasme susirasti bendraminčių. O šiaip kažkur tai, nežinau, aišku, neblogai būtų, bet kad nebėra laiko vėl. Didilai! Ačiū!